Sveiki visi, su jumis Remigijus Viršila ir šiandien aš parodysiu jums video, kuris skirtas būtent žmonėms, kurie mėgsta sportuoti lauko sąlygomis. Kaip žinote, o galbūt ir nežinote manęs, tai aš daug metų užsiiminėju gatvės gimnastiką, o dar kitaip tiesiog su savo kūno svoriu. Ir žinau tikrai daugybę visokių pratimų ir viso kito, kas padės jums tobulėti būtent be sporto salės, o jums tai reikės tiesiog lauko sąlygų ar tiesiog galėsite tai daryti namų sąlygomis. Taigi visų pirma, ką turėtumėte labiausiai atkreipti dėmesį? Atkreipti dėmesį būtent į apšilimą. Daugelis gatvės gimnastų ar kitaip būtent šiame sporte nedaro apšilimo ir patiria labai didelių traumų. Šis sportas reikalauja tikrai labai stipraus apšilimo, tad būtinai apšilkite 10-15 minučių, kad jūsų sąnariai visi kuo puikiausiai apšiltų, tada jūs galėsite padaryti gerą treniruotę. Kągi, norint turėti stiprią bazę ir būtent plačią nugarą, prisitraukimai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Jeigu nesugebėte prisitraukti pilno prisitraukimo, pradėkite nuo pusėtinų prisitraukimų kojų pagalba. Vėliau su laiku jūsų rankos pripras, nugara stiprės ir galėsite padaryti pilnus prisitraukimus bei įsivažiuoti į jūsų paties ritmą. Šiame sporte esu beveik 10 metų, būtent su savo kūno svoriu, ir tikrai žinau, kad atsispaudimai lygiagretėse yra būtini, norint sustiprinti savo krūtinę ir būtent tricepso raumenis. Taigi atsispaudimai tai yra labai viskas paprasta, kiekvienas žinote, kaip juos atlikti. Svarbiausia, kai nusileidžiate, įkvėpkite orą, kai stumetės, iškvėpkite ir nepamirškite, kad atsispaudimai labai gerai sutvirtins jūsų krūtinės raumenis, rankas sustiprins ir jums tai palengvins būtent ant prisitraukimų ir ant turniko. Taigi prisitraukimai bicepsui beveik yra tas pats, kas ir paprasti prisitraukimai, tiesiog dirba daugiau jūsų bicepsas, todėl nes jūs paimat rankomis šitaip. Žinoma, stiprėja ir jūsų nugara, todėl nes jūs vis tiek traukitės iš nugaros. Traukdamėsi stenkitės krūtinę atlenkti kuo daugiau, tada susitrauks ir jūsų nugara. Taip stiprėsit fiziškai būtent ir ant prisitraukimų. Šis pratimas vadinasi tricepso atsispaudimai. Svarbiausia, nebūkite susikūprinę, kai darote, todėl nes jums bus sunkiau kvėpuoti. Ir būtinai pačiame viršui suspauskite raumenį, kad jis gautų kuo maksimaliausią susitraukimą. Taip jūsų raumuo greičiau progresuos. Taigi šis pratimas vadinamas kojų pakelimais ir šis pratimas tikrai reikalauja daug fizinės jėgos, tad jeigu nesugebėte pakelti kojų būtent iki turniko viršaus, stenkitės pradžiai su lenktomis kojomis. Šitas pratimas labai padės jums sustiprinti pilvo presą, būtent jeigu eisite toliau mokintis gatvės gimnastikos triukų ir žinoma išryškins ir padarys gražų pilvo presą. Taigi atsilenkimai yra labai paprasti, viskas turbūt žinote, kaip juos daryti, nes dauguma turbūt darote per kūno kultūrą, arba bent jau darėte tie, kurie jau baigė kūno kultūrą, tai tikrai žinote, kaip juos atlikti. O svarbiausia padaryti ir išpūsti visą orą, kai jūs susilenkėt. Kuo daugiau suspausti raumenį, atsilenkėt, įkvepiat, suspaudžiat, užlaikot ir išpučiat visą orą. Taip jūsų pilvo raumenis gaus kuo didžiausią susitraukimą. Taigi, plank laikymas, kitaip lietuviškai išvertus, yra lenta, lentos laikymas. Ir tai yra pratimas, kuris reikalauja tikrai nemažos fizinės jėgos, tačiau šis pratimas stiprins būtent jūsų korpuso raumenis ir nugaros raumenis. Šis pratimas labai reikalingas, jeigu jūs norite eiti toliau ir mokintis gatvės gimnastikos triukus, sustiprėję būtent fiziškai baziniuose pratimuose. Taigi, pratimus atlikinėkite kas 2-3 dieną, žiūrėkite pagal savo situaciją, kaip jūs jaučiatės pats, ar jūs atsistatot, ar jums skauda raumenis, ar neskauda. Jeigu skauda raumenis, tikrai nesilaužykit savęs ir padarykit dar bent vieną dienos pertrauką. Šio video norėjau būtent suteikti informacijos daugiau jaunimui, todėl nes jaunimas negali eiti sporto sales, o šis sportas tikrai padės jums įgauti geresnę formą, sustiprėti fiziškai ir gal tai bus jūsų fanatizmas būtent kaip mano, todėl nes gimnastika man yra tiesiog kažkas wow, man patinka šis sportas, gal tai užves ir jūs. Kągi, ačiū, kad žiūrėjot mano šį video, jeigu jums patiko, spauskit like, prenumeruokit mano kanalą ir aš kursiu daugiau informatyvesnio video iš sporto salės, iš treniruočių, galbūt iš gimnastikos pratimų ir stengsiuosi jums suteikti daugiau informacijos ir padėti, kaip sakant, tobulėti. Važiuojam, chebra.